He said love was just a room we built with doors that never close. Sveikučiai. But I've been living Štai ir prabėgo spalis. Greitai tas laikas bėga, niūrus, tamsus, lietingas spalis prabėgo, net nepastebėjau ir per tą mėnesį nieko baisiai daug neįvyko. Tai pagalvojau, kad ar taip video bus jau netoks ir ilgas, ar labai jau toks įdomus. Taip, bent pakeisim aplinką ir pasikalbėsim taip. Padarysim amerikietiškų stiliumi, mane matysit priešai savo akis. Nes labai niūru, neįmanoma gauti apšvietimą normalaus iš viršaus filmuojant. Tai čia jau įsijungiau visas kameras, pasidariau, kad aš akise jums atrodyčiau geriausiai ir pasikalbėsim. Spalis buvo labai tikslingas, gal taip pasakyčiau, pabaigiau vieną darbą, kai mes pasikalbėsim. Pradėjau 3, iš tų pradėtų 3 nieko nepabaigiau ir ten toli gražu dar iki pabaigos. Nieko naujo neplanuoju pradėti, kalėdinių darbų dar irgi nelabai noriu, tai manau tiesiog tęsiu tą, ką pradėjau spalį. Iš pirkinukų tai irgi nelabai ką turėsiu, turiu daiktų, pirkinių daiktų, bet ne visai tiesiogiai, kai kas susijęs su siuvinėjimu, bet kitaip. Tai gerai, tai pradėsim turbūt nuo to, ką jūs esate jau matę ir žinot. Tai aš vadinau jos svarainiais, kažkas vadina cikodijom ar kažkokiom ten. Tai žodžiu, aš visą laiką galvoju, kad čia yra svarainiai ir aš jos pabaigiau. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Iš šis kaip tikri. Tai galbūt atsimenat, kad su jais yra, prašau už treškinimą, su jais yra tokia situacija, kad buvo dar štai šitie ir užrašas ir aš nusprendžiau jų nesiuvinėti. Nes šitas darbas keliaus mano anytai ir aš kažkaip galvojau, kad labai fainas darbas, labai gražus, bet ta pačia kažkaip mane nėra, tada jis toks tampalė botaninis, o aš nelabai noriu iš jo daryti botaninį. Ir tada atėjo man suvokimas, kad ašgi neprivalau išsiuvinėti. Aš suprantu, kad galima, bet neprivalau. Tai taip ir padariau. Tiesiog kai atėjo tas suvokimas, kad nieko aš neprivalau, tai aš to nedariau. Tai toks jis ir bus. Planuoju rėminti iki kalėdų kartu su geišo mamai, kartu su banga broliui ir su svarainiais kažkokiom ten cikodijom anytai. Pas mūsų svarainiais yra istorija, dėl to aš įdaunau, nes aš žinau, kad čia svarainiai. Mano dukra labai mėgsta džiovintus svarainius ir labai, kaip sakant, terrorizuoja savo močiutę, kad tų svarainių gautų. Tai čia tokia kaip ir mūsų vidinis juokelis yra su tais svarainiais. Tai tą pačią progą ir toks visai teminis pabaigtukas gavosi. Tai va, tai gavosi čia yra 66% viso siuvinio, bet man tai yra 100%. Tai galim pasikalbėti, dabar aš tada nepasirašiau greitai apie patį darbą. Nepasirašiau. Kur aš net neatsimenu, kur aš siuvinėjau. Taip, tai jau dabar esu pasidarius, kad yra 100%, bet tai ne visai tiesa. Taip. Tai pabaigiau aš jį spalio 12 dieną ir tai, ko nedariau, gavosi 3000, beveik, 2900. Tai, o pats šito darbo buvo apie virš 6000 ir buvo likę apie 3000, tai būtų pačia buvusi tas 3000, bet manau, kad jisai pakankamai gražus iš savęs, tikrai labai gražus, toks gyvas. Nesu sutikusi be Lukas šitų natiurmortų kažko panašaus, kur būtų taip, išsiuvinėti galima būtų taip tikroviškai. Niekas dar taip netidirba. Mano akimis kaip Lukasas. Ir čia liko daug tų likučių, daug siuliukų, tik tai, kad aš audinį naudoju rinkinio, bet aš turiu XSD failą ir turiu tikrai užteks tų siūlų, nes, tie geltonai dar būtų visas čia vaisius, tiek žali, rožiniai net nepaliesti,
Tai aš manau, kad tų siūlų užtektų. O čia manęs jau klausė, kas čia per audinys, tai čia štai va tokia aina, jinai buvo rinkiniai. Tai va, vienintelis pabaigtukas, spalio pirmai pusiai, tai iš tikrųjų aš spalio iki pusės va, ir būtent tik dirbau tiek su šito darbu, kad jį pabaigčiau. O dabar laukiu, kad galėčiau jums parodyti ir dabar jau laikas manešti rėminti su savo darbus, kad spėtų padaryti iki švenčių. Tai va, ir tada pradėjau 3 darbus ir dabar supratau, kad neatsinešiau viršelio. Jums sekundę, man reikėjo susirasti. Taip, tai pradėjau štai šitą Bella Filipina. Ir iš tikrųjų man labai patinka. Ir aš jau nusižiūrėjau dar vieną, bet jau nebe Halloweeninės tematikos. Tai štai tokia gražuolė. Ir praeitą video minėjau, kad nežinau kokio audinio, gal ant to išdažyto, bet iš tikrųjų, tai žinokite, pasirinkau, daugiau nedažiau. Ir pasirinkau tą savo audinį. Ir štai kiek turiu, man atrodo, čia yra beveik 2000. Sekundėlę, viską aš jums papasakosiu. Turime 7% ir pagal maratoną 1965. Tai beveik 2000 ir tai yra 7%, milžiniškas darbas, pats didžiausias mano gyvenime pradėtas darbas, tiek kryželių kiekių, tiek pačių dydžių. Iššūkėlis. Milžiniškas ir dėl mano kaltės, nes aš galvoju, kad čia 28 kauntas, dabar galvoju, kad netgi 27. Tikrai labai didelis kauntas, o čia dar ir darbas didelis. Tai dauguma sako, turbūt sakytų, kad reikia imti kaip tik mažą kauntą ir daryti kuo mažesnį, nes išsės bus didelė. Na, bet tai yra mano pirmoji dama, pirmoji mano paties audinio siuvinėjimo. Tai kaip gausis, taip gausis, bus milžiniška. Taip, iš viso čia yra beveik 30 000 visko, o pagal dydį 190 ant 300 su kapeikom. Tai tikrai mano asmeniško dydžio rekordas. Tai va, tai čia yra pats didžiausias nurgio lankelis. Nu, matas. Kokio dydžio jinai bus. Taip, tai dabar pagal susitvarkom pagal vietą, kurią aš siuvinėju, tai yra jos klubai ir dekoltės sritis. Čia yra kol kas panaudotas gal kokios 5 spalvos, visos yra iš tos išskyrus juodą, yra iš naujų DMC spalvų, kur iki 30. Ne, gal daugiau ten, nes čia yra 34, 35, ten, žodžiu, tos spalvos. Bus ir kliniko, bus labai daug ir visų tų karoliukų, yra waterlilis perinantis siūlai, tai žodžiu, visko daug. Na, savo spalva pasirinkimo labai džiaugiuosi, tikrai jinai nenubunka šitam mano audinį ir kol kas labai patinka. Tai aišku, tik tai, kad tas didelis darbas, sunku man išlaikyti, kad taip aukštai pasiekčiau. Tai manau, kad eisim dabar žemyn, nes čia jau jos kojytė turėtų išlyst ir toliau čia bus daug suknelės su tom pačiom spalvom. Mes esam, kadangi čia, kojytę reikia padaryti ir paskui leisime žemyn. Ir turiu vieną jos garbanėlę. Tai va, tai kol kas labai patinka, tikrai čia tie plotai, ne plotai linijos, didelis kauntas, tai net tas ir margumas audinio niekaip netrukdo. Tai kol kas viskas smagu, kol kas patinka, spalvos tokios halloweeniškos, tai labai tema. Taip pat pradėjau kitą darbą. Dar ne apie darbą. Žiūrėkit, sakiau, kad bus šiandien tokių visokių pirkinukų, kurie nesusijęs su senėjimu. Tai vat iki nugvelbiau. Štai va tokia netyčia. Šiaip iki aš nesinaudoju, bet ten netyčia man nebuvo paranka. Aš užėjau ir pamačiau va tokią Fridos Ale kosmetinę, bet jinai man super tinka. Čia yra būtent šitos mano Bellos Filipinos siūliukai. Tai man labai patinka, labai patogu ir spalviškai tinka. Tai
Ir galvoju, jeigu kažkada dar Barbara Sano siuvinėsiu Frida, tai va irgi panaudosiu. Na, žodžiu, puikus pasirinkimas. Ten buvo labai didelės nuolaidos, gal 4 eurus kainavo tokia. Tai netgi gailiausi, kad daugiau nepaėmiau, nes buvo kita su drugeliu ir čia tada žydra. Tai žiauriai patogu. Tai va, tai čia vienas pirkinys ir bus antras. Tai pradėsim turbūt nuo to, ką aš pradėjau. Tai pradėjau Melhilą, štai šitos vartus, žiauriai lengvas dizainas. Turbūt man, Melhila iš savęs nėra sunkus, bet labai labai lengvas dizainas, nedaug dar turiu, bet net nepajutau, kad siuvinėjau. Pažiūrėsim, kiek aš jo turiu, papasakosiu, bet, lengviausia, ką aš esu siuvinėjus. Paaiškinsiu, kodėl, nes tai yra simetriška. Tai, kad čia jums nešviestų. Tie vartai, ne vartai, čia nežinau, stulpai yra identiški, vartai atsikartoja ir medžiai atsikartoja, žodžiu, jis yra simetriškumo pagrindu sukurtas, tai labai lengvai siuvinėti. Tai va, ir aš čia turiu 14,5 procentų, tai visai, ką tik išmetė notificationą, kad Rūta išleido video. Tai, žodžiu, nufilmuoju ir bėgu žiūrėti Rūtos. Taip, tai aš jau turiu 14 procentų, man liko 4 tūkstančiai, ne, beveik 5 tūkstančiai, taip, nes yra dar visi karoliukai, French notai, taramparam, nebe 5 tūkstančiai liko, o padariau 822. Tai va, realiai tiek, palaukit, persikirčiu. Va, tai turiu tą stulpą su žibintuvėliu, čia padariau ir pradėjau, kaip matot, vartelius. Ir čia jau yra 14 procentų. Žiūri, lengvai siunės, tiesiog imk ir siunėk. Net neturiu ką pridėti. Man net netrukdo ta juoda šitas visas perforuotas popierius. O antras mano pirkinys buvo štai šitas lankelis. Ir aš jį žiauriai noriu parekomenduoti. Aš anksčiau siuvinėdavau, apsiūdavau audinį ir tada tą audinį dėdavau į kusnepą. Ir tada gaudavosi didelis, žodžiu, kusnepą reikia imti didelį tokiam darbui ir panašiai. Ir nusprendžiau užsisakyti šitą lankelį iš jo rankdarbių ir žiauriai patinka. Tobulai. Absoliučiai visas plotas telpa. Jokie kampai neišlindę, jisai visiškai nesiglamžo, ir darbo mažiau. Nes man reikėdavo apsiūti, tada aš iškirpdavau, tada aš įtempdavau ir būdavo netai patogu. Tai čia yra, čia ukrainiečių gamybos, rankdarbėse pilna yra, tik tai reikia pažiūrėti dydžių, yra 3 dydžiai, tai aš realiai jau matavau koksai mano ir tada pagal tai dėjau, bet tai, kas tai sukūrė ukrainiečiai, tai yra tiesiog šaunuoliai malačiai, nes absoliučiai kitas komforto lygis yra su tokiu lankeliu siuvinėti Melhilus. Gal net ir kokį nors plastiką, jeigu didesnį, bet žodžiu, čia yra pritaikyta absoliučiai Melhilam ir tai yra fantastiškai tobula, labai patogu. Jo, tai tiesiog prisitaikiau irgi violetinė, žodžiu, pas mane viskas violetinė. Ir paskutinis pradėtukas, jau toks lauriškas, mažuliukas. Parodau. Turiu vargo, irgi papasakosiu, tai yra štai šitas. Aš praeitą mėnesį pasakau, kad vargas buvo tame, kad čia nėra schemos ir kad ją reikia iš viršelio įžiūrėti. Tai patys matot, kokio dydžio tas viršelis. Tai aš padariau tą XSD failą pati ir bėda nutiko, kad neužteko siūlų. Tai žodžiu, aš netgi nusibraižiusi schemą, kuri jau yra improvizacija, dar improvizuoju siuvinėdama. Tai va, tai kiek aš turiu. Ir esmė tame, kad aš savo siuvinėju, rami savo važiuoju, pradėjau nuo tos geltonos. Ir ta geltona, va čia irgi turėjo būti, va taip plačiau, palaukit, aš gal net parodysiu, kaip XSD failė atrodo. Ir jums bus patiem aiškiau. Siuvinėjau per telefoną, per planšetę net nebuvo dariusi. Parodyk, nebesiginčia. Va. Galima net išvelgti skirtumą. Geltonas spalvos, ar ne? Matot, neišeis abiejų vienu metu. Čia va yra tas žalias ir va čia geltonas toks platus, ne? Čia yra, daug geltono.
ir man siuvinėjant, žiūri, pasibaigė geltonas. Man ten liko tiek gabaliuko ir aš suprantu, kad aš padarysiu maksimum 2-3 kryželius. Tada reikėjo viską perdaryti biškinėti ardžiau, kad liktų to siūlo daugiau, kad perkreipčiau. Ir jeigu aš jums rodžiau, ką tik schemai, kad to geltono čia buvo daug, tai čia padariau tik taip po vieną kryželį. Po vieną kryželį tokią juostą, kad apskritai bent jau padaryčiau. Ir tada reikia visą rūdą perdaryti, nes, kadangi čia geltonas būtų buvęs čia, tai rūdas būtų buvęs aukščiau. Tai, žodžiu, perdarinėjo ir jau netgi man tas failas netitinka realybės, nes man reikia perskaičiuoti, nes tas rūdas dabar yra, kitoj vietoje, negu pagal standartais turėjo, ne pagal standartą, pagal mano perdarytas schemą jis turėjo būti. Tai, žodžiu. Kaip mes čia šviečiam. O aš sakau, kad tamsu ir nieko nesimato. Viskas, dieve, Bet kadangi pas mane dabar šitos visos geltonos dalies nėra, tai aš visą rūdą patraukiau arčiau, tai dabar man reikės paskaičiuoti kažkaip kaip va šitą trečią lapą pradėtą. Yra kaip yra. Bet čia jau yra 58%. Tai, tai per lapkritį tikrai planuoju užbaigti. Man čia belikė yra tas oranžinis trečias lapas, biesas ir tie žali. Biesas tai turi mini užrašai ir tie žali. Tai iš tikrųjų nedaug, čia daugiau užėma sugalvot, kad atrodytų adekvačiai. Tai va, tiek buvo iš mano siuvinių. Tai sakau, aš dar tikrai nejaučiu jokios rudeniškos nuotaikos, nerudeniškos, dieve mano, kalėdinės. Mane nervuoja, kad aš matau parduotuvėse jau kalėdinės dekoracijos. Man reikia Helovino dekoracijų, nes dukra turi kelis vakarėlius, vien kalėdiniai. Ta prasme, spalio mėnuo. Tai mane siutina ir aš šiemet esu išsiutus ant kalėdų. Ne ant kalėdų, bet ant šito brukimo. Tai manau, kad toliau piktybiškai siuvinėsiu rudenį ir dar kol kas į žiemą neisiu. Tai kol kas planai mano tokie ir tęsiu šios pačius. Aišku, jūs pamatysit po mėnesio, gal pas mane čia bus viskas 100 kartų pakeista, bet šiam momentui tai eis vartai ir Bela Filipina į trasą ir šitos planuoju pabaigti. Tai va, dabar sekundėje atsijungiu, pasižiūriu, kas kokių ten tų schemų norėjo, išsidalinam schemas, paleidžiam naują konkursą, Helovino, ne kalėdų. Ir man pasiruošti reikia, jums sekundę praeis. Ką, grįžtam. Taip, tai iš karto pasakau, dėl šeimos samplerio vienas žmogus tik tai norėjo, Julija Balsytė. Tai Julija Balsytė parašykit man ir susitarsim dėl išsiuntimo. Čia kadangi rūtos schema, jinai keliauja toliau, kaip ir minėjau, XSD failą šitam neduosiu, nes aš ją buvau persidarius savo šeimai. Ir tada buvo galimybė laimėti mano Meksikos, kaip padarom, Meksikos schema, jos norėjo 5 žmonės, tai ir laimėkim, ar ne? Aš suprantu, kad jau gal šiek tiek vėluojam, kalėdų, bla bla bla, bet, gal kitiems metams, o gal jūs kaip ir aš dar nenorit kalėdinių darbų. Gerai, keliaujam. Kas čia liks rankoj? Liko kažkas rankoj. Atidarau. Palaukit, pati nematau. Silvija Kavaliauskaitė. Tai parašykit ir atsiųsiu schemą. Ir kita. Per tą laiką sukūriau tikrai Helovininę, ne Meksikos schemą, kuri man labai labai patinka. Tai duosiu ją laimėti ir jums. Ar ne? Bet vėlgi, ištrauksim gruodžio 1 turbūt laimėtoją. Tai jau tikrai bus galbūt kitiems metam, bet tikiuosi, kad patinka. Tai aš, kaip čia jums parodyti, štai tokia. Geriausiai matosi. Helovininė. Toksai raganos puodas, katinukai, vaidokliukai, šikšnosparniukas ir šiek tiek tokių mūsų etno motyvų. Aš kažkaip pamėgau šitą, tai galvoju, tai kas perkausis pasaulis, jeigu siuvinėja tos lietuviškus motyvus. Tai va, tai kas nori šito,
rašom raganos katilas ir gruodį už lapkričio mėnesio video kažkas gaus dovanų. Tai dabar jau viskas, tai linkiu šviesaus lapkričio, nes spalis tai buvo tikrai šiurpusis, tai tikėkime, kad lapkritis nusteiks mums saulės, šviesos, noras siuvinėti, galbūt kalėdinio, galbūt helovyniško, galbūt to, ko norisi širdis. Tai tiek. Kas netingit, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais, gal kažkam irgi aktualu, o aš jums sakau iki.